Kas laukia po mirties? Skirtingos religijos turi labai skirtingus atsakymus, tad apžvelkime 5 plačiausiai žinomas. Paskutinioji mūsų neaptarta religija yra judaizmas. Čia atsakymas nėra vienas ir aiškus. Skirtingos judaizmo tradicijos skirtingai kalba apie gyvenimą po mirties. Daug didesnis fokusas skiriamas tam, kaip gyveni dabar. Tačiau dažnai minimas būsimas pasaulis. Tikėtina dvasinė būsena ar artumas Dievui. Gal tavo siela, taip, čia siela irgi egzistuoja, susijungia su Dievu, o kai kuriuose interpretacijose egzistuoja laikinas apsivalymas po mirties. Tačiau irgi be ugnies ar pragaro, o veikiau intensyvus suvokimas savo klaidų, nes žmogus pamato savo gyvenimą labai aiškiai. Taip pat yra idėja apie mirusiųjų prisikėlimą ateityje, bet daug detalių tikrai nepateikiama. Bet kas turbūt svarbiausia ir koks yra vienas didžiausių skirtumų nuo krikščionybės, bausmė pagal daugumą judaizmo tradicijų nėra amžina. Šioje serijoje perėjome per skirtingus atsakymus apie tai, kas laukia po mirties. Kuri tema tau būtų įdomiausia toliau? Parašyk komentare.